Labą dieną, senovinės technikos mylėtojai, mėgėjai. Šiandien tokią saulėtą vasaros dieną Retromobilė klubo vardu esu Mindaugas Kauminas, Retromobilė klubo narys ir norėjau papasakoti apie vieną gan įdomią situaciją susikloščiusią šiemet sausio mėnesį, kaip į mus kreipėsi vienas iš sekėjų, kuris seka mumis jau nuo pat pradžių mūsų gyvavimo. Ir jis sugalvojo padovanot mums savo senelio paliktą Žiguliuką VAZ-2102. Šiek tiek gal istorijos pradžiai papasakosiu, iš kur tas Žigulys atsirado. Tai pasak dovanotojo, jo senelis dirbo mokytoju Vilniui ir gavo, kaip tais laikais dažniausiai nutikdavo, gavo paskyrimą automobiliui, Žiguliui. Vyko į šiuo metu Rusijos valstybę. Tuo metu buvo TSRS, SSSR netgi. Ir gavo pagal paskyrimą Žiguliuką VAZ-2102. Parsivaręs čia visą gyvenimą ją laikė Antakalnyje ir važinėdavo keliais maršrutais, praktiškai tik vasarom, ir važiuodavo į sodą prie Rastinienų šalia Vilniaus ir kas 2 metai važiuodavo pas savo giminaičius, pas savo tėvus Pskovo srity, netoli Sankt Peterburgo kaimelis buvo. Ten pasiimdavo ir savo anūką, tas, kuris mums padovanojo Žigulį. Žigulys buvo eksploatuojamas tik vasarą ir šį Žigulį, prie šio Žigulio remontų nieks neprisiliesdavo, išskyrus pats savininkas su garažų kaimynais, bediskutuodami, bevartydami senus žurnalus, tikrindavo visus mazgus Žigulio, šiek tiek aptvarkydavo, bet, kaip minėjau, Žigulys nedaug pravažiavęs, nes važiuodavo labai nedaug, tik vasarom, tai būklė gan nebloga išsilaikius. Aišku, mūriniam garaže drėgmės buvę, tai šiek tiek paveikė Žigulio išorinę vizualinę būklę, bet originalumo jisai nepraradęs buvo. Tai dabar gal šiek tiek papasakosiu apie jo restauravimą. Buvo gautas sausio mėnesį ir iškart buvo paimtas iš dabartinio savininko, tai yra anūko. Iškart buvo nuvežtas į garažą ir pradėtas restauravimas. Išrinktas, nustatyti mazgai. Daugiausia darbo buvo, aišku, prie techninių mazgų, nes kadangi buvo užsistovėję, beveik visi agregatai išskyrus variklis buvo perrinkti ir stabdžių sistema išplauta perrinkta ir važiuoklė visa. Iš skardų tai buvo kelios kritinės vietos, tai priekiniai sparnai buvo prarūdyję, slenksčių kampai, tai buvo pakeista originaliom detalėm tų laikų ir kadangi buvo Žigulys pablūkęs, nes vasarą saulė ėsdavo tuos tarybinius dažus, tai buvo išorė perdažyta, tačiau gautas kodas originalus ir iš pradarius durelės matosi, kad vidinė spalva nuo išorinė šiuo metu nesiskiria, nors vidus buvo visiškai nedažytas, tiesiog išplautas, išvalytas. Su Žiguliuku jau teko nemažai pravažiuoti, sąlyginai nemažai, apie 600–700 km pravažiuota, tai yra sudalyvauta keliuose renginiuose Lietuvoje, nuo Vilniaus ir iki Kauno nuvažiuota, ir iki Varėnos, ir iki Molėtų kelis kartus. Tai puikiai visi agregatai atlieka savo funkciją, puikiai dirba Žigulys, nebuvo nei karto pavedęs, labai gerai važiuoja. Ir aišku, dar vienas momentas, kad savininko buvo vienintelė
kaip sakoma, išlyga, aišku, draugiškai paprašyta, kad kaip Žigulys bus restauruotas, norėjo nostalgiją prisiminti savo vaikystę, kai važinėdavo su seneliu su šitu Žiguliu, kad būtų pavežiotas Vilniaus gatvėse. Tai mes puikiai Liepos pabaigoje ir įgyvendinom šitą buvusio savininko norą. Smagiai pasivažinėjom Vilniaus gatvėmis, paplepėjome, praėjo praktiškai gal 3-4 valandos nepastebimai pokalbių, vat ir sužinojau visą šitą istoriją Žiguliuko, apie jo senelį, kaip jisai puoselėjo ją, kaip važinėjo. Taip pat pats netgi savininkas užsiminė, kad buvo gavęs netgi ir pats antruką kitą, nes senelio nenorėjo liesti Žigulio, tai buvo gavęs ten eksportinį, važinėjo porą metų, bet jo buvo prasta būklė ten, žodžiu, pavažinėjo ir tuom ir baigėsi, o šiais laikais neturėjo galimybės, kaip sakoma, ir laiko skirti išsaugojimui ir renovavimui, todėl pasirinko mus ir manau, kad mes tą jo norą įgyvendinom. Atlikome visus darbus puikiai ir bent jau savininkas įvertino tikrai viską aukščiausiais balais ir labai patenkintas. Žadėjom dar susitikti ir pabendrauti. It's very nice, it's very cute. Beautiful. Что у него? Да, H, historical, yeah. Wow, it's beautiful. And you taking this to the museum? Yes. This stays at the museum? Not from Vilnius, but in Anykščiai, in Šeduva, we have 2 museums. Anykščiai and Šeduva, you have museums? Yeah. Знала that? Anykščiai, Šeduva, museum. Wow. Do you play that too? Katyushka? Do you play Katyushka? No. Wow, boss, look at красота. What a smell. Какой запах. Kiek susižavi sena technika praeivių. Tiesiog mieste ėjo žmogus kavą gerdamas ir pamatė, tiesiog negalėjo atsispirti, neapžiūrėjęs ir neišklausinėjęs, kas čia per automobilis. Can I ask you for the most biggest favor ever? Would I be able to sit and you take a picture of me? Yeah, okay. Thank you. That's so nice of you. Here. You're a real... You're a blessing. Thank you. This is going to be like, for me, it's going to be like amazing. I'm going to sit very carefully, like this, and open the door. Wow, this is so cool. А той машин? Имели Жигулин? Сколько? Много, да. Да. Это самый красивый, самый хороший. Ну, универсал теперь, да. Да, конечно. В тот времена-то только нагруз. Да, а сейчас нет. А сейчас, да, сейчас красота Да, универсал. конечно. Налог.